Gerą vakarą visiems. Jo, nežinau ar girdžiuosi. Tikiuosi, kad girdžiuosi. Jeigu kažkas netaip veikia kaip turėtų, galit parašyti į chatą. Sveiki visi, kaip laikotės, labai keista vėl prisės prie Twitch'o, nes jau kurį laiką nebuvau prisėdęs. Tai va, žiūriu komentarus. Šiaip, nežinau, kodėl yra gan stiprus vėlavimas, paprastai būna apie, man atrodo, kažkas tai apie 5-6 sekundės, dabar galimai yra apie 10, tai atsiprašau dėl to, neįsivaizduoju, kodėl taip yra, bet kokiu atveju labai malonu jūs visus čia matyti. Jo, šiaip girdžiuosi, ar ne, liktai man tai rodo, kad mikrofonas kaip ir veikia. Turim dinozauriuką iš TikToko, labai gerai, aš labai tikėjausi, kad prisijungsit šiandien. Na kągi, tai šiandien planas yra pasižiūrėti 23 metų pakartotinės sesijos VBE egzamino, VBE, jau į E įeina egzamino, užduotis. Ir pirmą antrą dalį, neapsikraukim šiandien, vis tik sekmadienis, tai pirmą antrą dalį pasižiūrėsim ir kažkada pratęsim, gal ir trečią pasižiūrėsim. Tai va, turbūt kitą savaitę, greičiausiai trečiadienį, dar jeigu ką patikslinsiu, jeigu kažkam aktualu. Tai truputį kamera belė kaip gali būti išsidėliojau, tai prašau labai stipriai nedžedžiant, ten virš manęs matosi 2/3 paveikslo ir vazonas. Gerai, tai tada jungiu turbūt egzaminą ir kaip visada, ta prasme, tai, kad aš vienas čia spręsčiau, nėra didelės prasmės turbūt, būtų man labai smagu, jeigu jūs prisijungtumėt, nežinau, kadangi ypač pirmoji ir antroji dalis, pirmoji bus testinė dalis, tai galit pasakyti, kaip jums atrodo, koks teisingas atsakymo variantas, jeigu norit, galit pasakyti kodėl arba kaip spręsti ir taip ir judėsim į priekį. Gerai. Taip, tai važiuojam. Pirma dalis, pirma užduotis. Vėlgi, viskas, ką mums reikia padaryti, tai reikia nustatyti realiai, kuris variantas yra teisingas ir jį pasirinkti. Tai va, gerai, nežinau, kaip jums atrodo. Pirma užduotis, A, B, C, D variantai. Jo, turim dviejų intervalų sankirtą. Tai, čia su aibėm toks uždavinukas, realiai turim dvi aibės, kurios yra intervalai, reikia pasakyti, kas yra jų sankirta. Tai, kas ta sankirta, tai taip pat yra aibė, dviejų aibių sankirta yra aibė, kuriai priklauso tik tokie elementai, kurie būtinai priklauso ir vienai ir kitai aibei. Mes sukertam dvi aibės ir tie elementai, kurie sutampa per abitas aibės, tai ir yra sankirta. Tai va, nežinau, ar turit pasiūlymų dėl varianto? Ok, jeigu gerai skaitau nikneimą, tai Dovydas ir dar SA yra gale, žodžiu, aš jeigu galima jūs Dovydu vadinsiu, sako B bus. Ok, pagalvokim tikrai ar B. Šiaip galima spręsti šitą dalyką. Ką galima padaryti? Galima, pabandysiu, nusibrėžti skaičių tiesę, ar ne? Bandau nusibrėžti skaičių tiesę, jau truputį nebemoku to daryti, man taip pat reiks įeiti į formą. Ir taip, ir tada pirmas mūsų intervalas yra nuo minus begalybės iki vieneto ir vieneto neįskaitant, ar ne? Tai ką aš padarysiu, aš gal kažkur pasižymėsiu tada. Tarkim, čionais vienetas, neužspalvinu. Ir tada, kas dar yra kitas intervalas nuo minus dvejeto iki vieneto, ar ne? Vėl minus 2 neužsiskaito, tai čionais tada kažkur minus 2. Ir realiai čia vienetas jau priklauso tam antram intervalui, tai, nežinau, gal aš kažkaip tiesiog ir paliksiu gal neužspalvintą, pamatysim vėliau, kas čia gaunasi. Tai pirmą intervalą nuo minus begalybės iki vieneto aš pažymiu viršuje, tokiais brūkšneliais, čia turėtų būti mėlyna spalva. Taip. Ir tada kitas intervalas yra nuo minus 2 iki vieneto, tai aš tą pažymiu apačioj.
Tai sankirta yra iš tikrųjų tai, ką mes pabrūkšnevom ir viršui ir apačioj, būtinai. Tai nuo -2 iki 1 yra teisybė, tik tai tada klausimas yra dėl to skliausto, ar turėtų būti šitaip, ar turėtų būti šitaip. Ir skliaustas visgi turėtų būti taip, jau matau, sako variantų, kad turėtų būti teisingas, tai būtent dėl to, kad tam, kad būtų uždarytas skliaustas, tai turėtų vienetas būtinai priklausyti ir pirmai aibei, bet taip nėra, ar ne? Jau vien dėl to, kad čia nėra vieneto, tai ir sankirto jo negali būti. Taigi atsakymas čia yra A panašu. Su manim dar ir tek, o susveikinasi, gerą vakarą, kaip laikotės? Va, okei. Tai jeigu su šito viskas tvarkoj, aš judu toliau. Ir antras yra, kažkas su procentais, kažkas su pinigais, pažiūrėkim sąlygą. Pasirašius terminuotojo indėlio sutartį, bankas moka 4,3% sudėtinės metinės palūkanas, kasmet pridedamas prie indėlio vertės. Skaičiuokite, kokia bus indėlio vertė, suapvalinta iki sveikojo skaičiaus, po 4 metų, jei pradinio indėlio vertė lygia 770 eurų. Va. Tai ką daryti čionai? Aš prieš sėsdamas daryti šitą streamą labai turėjau tokią mintį, kad kažką tikrai pamiršau. Ir dabar prisiminiau, ką aš pamiršau, tai pamiršau skaičiuotuvą, kas man truputį apsunkins dalykus, bet manau kažkaip susitvarkysim. Tai ką čia daryti, ar ne? Kalba yra apie sudėtinės palūkanas, ar ne, metinės, yra kažkokie indėliai, tai galima, kad ir pasimti egzamino formulyną, gerai turėti visada po ranka. Ir tame formulyne yra toks dalykas kaip sudėtinių procentų formulė. Tai ją kuo puikiausiai galima naudoti ir šiuo sudėtinių metinių palūkanų atveju. Va. Ir tek osu sako, kad bus A. Pažiūrėkim ar A. Jau labai greitai turim atsakymą. Gerai, tai, prisiminkim, kaip ta formulė atrodo, ar ne, kaip ten yra. Yra SN lygu S, taip, kas ten yra, 1. Šiaip formulinė yra plius minus, tai mums, pagal mūsų kontekstą, kas čia yra. Čia didėja, ar ne, ta indėlio vertė, ar ne, jinai vis didėja 4,3%. Taip, sudėtinės metinės palūkanos, tai nemažėja, didėja pas mus, ar ne, tie pinigai. Tai turėtų būti čia pliusas, ir tada yra čia P, čia dalinta iš 100 ir čia N. Tai dabar tiesiog reiktų teisingai viską susistatyti. Turim ir kitų nuomonių, kad gali būti C, nes sako, bankai tiek nemoka. Pažiūrėsim. Gerai. Taip, galima ginčytis gal šitam uždavinį dėl kažko, bet, ko gero, viskas šiandien pastatyti yra ant šito dalyko, reikia tiesiog teisingai susistatyti čia mūsų tuos skaičius. Tai gerai, tai mes skaičiuojam, ką čia mes skaičiuojam po 4 metų, ar ne? Tai mes realiai skaičiuojam S4, N pas mus yra 4 po 4 metų, tada S didysis yra tas pradinis indėlis, 770 kart 1 plus procentai 4,3 dalinta iš 100 ir vėlgi tas pats N, tai čia 4. Ir šitą dalyką suskaičiavus, reikėtų atsakymą suapvalinti iki sveikojo skaičiaus. Tai va, tai čia labai skaičiuotuvas praverstų tikrai ir paskaičiavus su skaičiuotuvu turėtų gautis apytiksliai, čia suapvalinti iš karto parašysiu visgi 911 iš tikrųjų. Atsakymas A. Ir visgi ne C. Jo, visgi ne C. Gerai, tai jeigu viskas tvarkoj, numeris 3. Ir numeris 3 skamba taip, vandens siurblys ritinio formos baseiną, kurio aukštis lygus 1 metrui, o pagrindo spindulio ilgis lygus 2 metram, pripildo per 3 valandas. Per kiek valandų šis vandens siurblys, dirbdamas tokiu pačiu pajėgumu, pripildys kitą ritinio formos baseiną, kurio aukštis ir pagrindo spindulio ilgis dvigubai didesni. Siurblys dirba tolygiai, tai yra per vienodus laikotarpius pripildo vandeniu vienodus tūrius. Va. Tai toks klasikinis vandens pildymo uždavinys
Ir dažnai tas vandens pildymas, jeigu klausia, per kiek laiko bus užpildyta kažkokia talpa vandeniu, tai galim bandyti galvoti apie tūrį, nes tūris realiai nuo jo ir priklauso, ar ne, per kiek laiko užsipildys kažkokia talpa vandeniu. Tai va, tai kaip dabar skaičiuoti? Galim pabandyti paskaičiuoti to ritinio tūrį, kurio išmatavimus jau labai aiškiai žinom. Tai aš pažymėsiu kažkaip čionais, kaip man pažymėti. Parašysiu VS, kur S reikš, tą senąjį ritinį, seną tą pirmąjį baseiną. Nežinau, galima V1 žymėti ar dar kaip nors. Tai pas mane bus VS, kur S reikš senas. Ir tada paskaičiuokim jo tūrį. Ar ne? Tai yra pas mus ritinys, tai kaip skaičiuoti ritinio tūrį, reikia pagrindo plotą padauginti iš aukščio, tai pagrindas yra skritulys, tai reiktų skaičiuoti, kaip būtų pi kart r kvadratu, ir r yra 2, tai būtų pi kart 2 kvadratu, ir tada aukštis yra 1 metras, tai kart 1. Atrodo šitaip. Ir paskaičiavus turim 4pi. Ne, čia tas senasis pirmasis ritinys. Ok. Tada klausimas yra apie kitą ritinio formos baseiną, kurio aukštis ir pagrindo spindulio ilgis dvigubai didesni. Tai realiai mes žinom ir to naujojo ritinio išmatavimus, tai galim skaičiuoti ir jo tūrį, V naujas būtų pi kart vėlgi r kvadratu, tik tai dabar tas r, jis yra dvigubai didesnis negu buvo anas, ar ne? Tai jeigu čia buvo 2, tai pas mus turėtų būti 4 kvadratu ir kart aukštis, sako, irgi dvigubai didesnis, tai jeigu čia buvo 1, tai čia bus 2. Panašu, kad šitaip. Tai šitą paskaičiavus būtų 32pi. Realiai iš čia galima iš tikrųjų matyti ir atsakymą, kad, jeigu ritinio formos baseinas, kurio tūris yra 4pi, užsipildo per 3 valandas, tai šitas tūris, jisai yra 8 kartus didesnis. Tai jeigu šitas buvo per 3 valandas, tai šitas bus per 3 kart 8, 24 valandas, ko gero, ar ne? Ir, jeigu neįtikina mano tokia argumentacija, galima visada pasidaryti proporciją, galima pasakyti, kad, jeigu vienas tūris yra, čia man nerašo, iš naujo, jeigu vienas tūris yra 4pi ir tokiu atveju per 3 valandas užsipildo toksai baseinas, tai kai 32pi, tarkim, per x valandų. Ir tada x iš proporcijos visada galim išsireikšti, kaip mes turim sudauginti šituos ir padalinti šiuo atveju. Tai būtų 32pi kart 3 iš 4pi ir kas čia neblogai nutinka, išsiprastina pi ir galiausiai paskaičiavus, tikrai 24. Tai va. Ir turim atsakymą D. Nežinau, ar viskas tvarkoj. Jeigu turit kažkokių klausimų, galit bandyti rašyti, kažką pabandysiu atsakyti, jeigu žinosiu. O šiaip tai judam toliau turbūt. Ir toliau yra numeris 4. Taip, aš galiu kažkiek aukščiau pakeltą uždavinį, kad geriau matytųsi gal. Taip. Jeigu per aukštai uždavinį pakelsiu, tai jisai tada dubliuosiu su mano galva ir nebus gerai. Gerai, tai numeris 4, kuri iš pateiktų funkcijų yra mažėjančioji savo apibrėžimo srityje. Štai taip, štai taip. Tai būtų įdomu išgirsti jūsų nuomonę dėl 4. Ar pažįstat funkcijas, kaip jos, nežinau, kaip atrodo. Šiaip jeigu žinot, kaip atrodo visi šitie grafikai, tai, ir suprantat, kas yra mažėjanti funkcija, tai galite iš karto užmėti atsakymą. Jo, 4 funkcijos, viena su šaknim, kita su sinusu, tada viena rodiklinė
ir dar logaritmas. Tai, nu, kaip jums atrodo? Aš per tą laiką, kol galvojat, jeigu galvojat, nusibrėšiu koordinačių plokštumų ir galbūt netgi pabandysim pavaizduoti, kiek įmanoma tą padaryti. Ok, turim spėjimą, sako, spėju, kad D, Dovydas. Pažiūrėsim ar D. Nu, ok, tai aš bandau kažkaip gal vaizduoti kaip eskizus kažkokius tų funkcijų grafikų. Tai pirmoji funkcija yra, aš norėjau pavingiuoti, tai pirmoji funkcija yra f nuo x lygų šaknis iš x. Na ir šaknies iš x funkcija, jos apibrėžimo sritis yra nuo 0 įskaitant iki plus begalybės. Na, paprastai neįsistatinėjom neigiamų skaičių vietoj x, o tokioj situacijoje, tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mūsų grafikas bus kažkur tai čionais, ne? Ir kaip jisai atrodo, tai jeigu x būtų 0, reikšmė šaknies iš 0 irgi būtų 0, na ir tada ta šaknis, būtų toks didėjantis grafikas, bet kažkas tokio. Nežinau, gal netgi turėčiau labiau taip piešti, bet, esmė yra daugiau mažiau tokia, kad tai yra didėjanti funkcija savo apibrėžimo srity ir dėl to tai, nėra mums geras variantas. Tada yra sinusas. Sinusas, dažniausiai prisimenam, kad, tai yra tokia banguota funkcija ir kaip jinai atrodo, vėlgi, man labai didelis iššūkis yra nupiešti, bet, iš esmės, jinai, taip visai banguoja ir į kitą pusę lygiai taip pat. Tai jeigu jinai tai didėja, tai mažėja, tai didėja, tai mažėja, tai jinai tikrai nėra mažėjanti funkcija, ar ne? Nes, mes norim, kad visą laiką mažėtų, visą laiką eitų žemyn. Tai netinka ir šitas variantas, tada yra C variantas, šitas. Ir kaip atrodo šitas dalykas, čia yra taip vadinama rodiklinė funkcija ir jinai šiaip būtų didėjanti visą laiką, jeigu šitas skaičius būtų didesnis už vienetą. Bet kadangi čia yra 1/2, 0,5, tai tas grafikas atrodo maždaug taip. Jisai kerta y ašį taške 0,1 ir ta funkcija labai greitai mažėja, šitoje vietoje greitai šauna žemyn, nepataikiau, iš naujo. Šitaip. Ir link x ašies artėja ir niekada jos nekerta. Truputį kreivokai, bet esmė yra ta, kad jinai visą laiką mažėja iš tikrųjų ir tai yra mažėjanti funkcija. Tai atsakymas C ir būtų būtent teisingas šiandien. O dėl D varianto, kas yra su D variantu, logaritmo funkcija vėlgi yra apibrėžta tada, kai x yra didesnis už 0. Ir x ašis būtų kertama taške, kai x 1, o y 0. Ir tai yra iš tikrųjų savo apibrėžimo srityje, vėlgi didėjanti funkcija, lėčiau netgi turbūt negu šaknis iš x, o čia turėtų augti. Tai, bet esmė ta, kad tai didėjanti funkcija, tai dėl to netinka. Gerai, tai atsakymas čianais yra C ir judam toliau turbūt. Ir toliau yra kitas puslapis. Taip. Numeris 5. Taip, tikiuosi, kad, jeigu taip laikau, žiūriu ar matosi. Jo, normaliai. Ok, taip, tai uždavinys apie imtį. Reikia pasakyti imties duomenų vidurkį. Tai, reikėtų truputį kažką paskaičiuoti, bet iš esmės, galima tą daryti. Tai būtų įdomu vėlgi jūsų paklausti, kaip jums atrodo, kas čia būtų teisingas atsakymas. Arba, nežinau, kokia pirma mintis, nuo ko galima pradėti, pavyzdžiui, spręsti. Taip, tai imtis yra iš 6
elementų, ar ne, 2 yra nežinomi. Šiaip kas yra patogu, kad imties duomenys užrašyti didėjančiai. Tai truputį mums palengvina situaciją dėl to, kad čia yra naudojama savoka imties mediana. Tai mediana yra svarbu, kad elementai būtų išrikiuoti didėjimo tvarka. Dovydas pastebi, kad, čia toks sako, reikia pagalvoti. Pritariu. Tada turim 2 pasiūlymus, variantas C. Sauliaus mama sako, kad variantas C ir Dust Devil sako irgi, kad atsakymas C. Gerai, pažiūrėkime, ar jūs teisus. Tai, yra duota tai, kad imties mediana 4,5. Tai kas yra ta mediana? Mediana yra imties vidurinis skaičius tuo atveju, kai imtis yra išrikiuota didėjimo tvarka elementai ir tuo atveju, kai toks vidurinis skaičius egzistuoja. Šiuo atveju vidurinio skaičiaus nėra. Tai tokiu atveju, ką reikia daryti, reikia imti 2 vidurinius elementus ir skaičiuoti jų aritmetinį vidurkį. Tai mediana būtų kas būtų? X plus Y padalinta iš 2 ir žinom iš sąlygos, kad tai yra 4,5. Žinom tokią informaciją, ir tada sako, kad mums reikia apskaičiuoti imties duomenų vidurkį. Tai kaip mes tą skaičiuotumėm, ar ne, iš principo? Tai mes turėtumėm sudėti visus imties elementus, galiu rašyti sudėti viską, ir padalinti iš tokio skaičiaus, kiek ir yra tų elementų iš viso, ar ne? Tai yra 6 skaičiai, ne? Tai dalinam iš 6 ir tai būtų vidurkis. Tai mums reikia apskaičiuoti šitą dalyką ir tai bus atsakymas. Tai problema yra ta, kad mes nežinom, kas yra x plus y, bet mes jau dabar galim tą išsiaiškinti, nes mes turim tokį rezultatą, mes iš čia galim išsireikšti tą x plus y. Tai viskas, ką belieka padaryti, tai čia turbūt pasidauginti iš 2. Ir turėsim, kad x plus y yra 9. Ir jeigu tai yra 9, vadinasi, šitą dalyką mes galim pasikeisti į 9. Ir tada viskas tvarkoja, galim sudėti tuos skaičius ir parašyti atsakymą. Tai sudėjus viršuje čia būtų berods 33, apačioje vis dar 6. Tai tokio grinai atsakymo nėra, čia, jeigu nenaudojam skaičiuotuvo, galim susipaprastinti truputį, tai iš 3 galiu padalinti viršų ir apačią, tai bus 11 antrųjų. Kas tai yra? Tai yra 5 sveiki ir 1 antroji, arba kitaip sakant, tikrai variantas C 5,5. Tvarkoj. Gerai, nežinau, įdu prie numerį 6. Vėlgi, jeigu norėtumėt kažko paklausti, patogiau man būtų, jeigu apie matematiką, tai galėčiau pabandyti atsakyti. Kol kas įdu prie numerio 6. Ir 6 yra, kažkoks čia apie erdvinę geometriją, tai pažiūrėkime. Paveiksle pavaizduota taisyklingoji trikampė piramidė SABC. SO yra piramidės aukštinė, piramidės briauna SA su pagrindo plokštuma ABC sudaro vieną iš duotų 4 kampų ir mums reikia pasakyti, kurį. Tai kaip jums atrodo, kurį? Šiaip kartais būna, kad mokiniai paklausia, panašioje situacijoje, tarkim, ką reiškia šitas trejetas virš piramidė. Tai čia tikrai nėra piramidė kubu, čia yra tiesiog, tas žodis tokiu būdu pažymėtas, dėl to, kad apačioj turbūt tas žodis piramidė, aš labai nušoksiu apačią. Čia šneka apie piramidę, yra kitomis kalbomis užrašytas. Tai tas trejetas matematinės prasmės čia neturi. Taip, yra pasiūlymas atsakymų į B. Ar yra kitų nuomonių? Aš negaliu nesutikti iš savo pusės, bet gal yra kitų pasiūlymų. Šiaip, kas čia yra naudojama, šitam uždavinį sako taisyklingoji trikampė piramidė, tai taisyklingoji, tai reiškia, kad jos pagrindas yra lygiakraštis trikampis, tas yra užkoduota tam žodį, taip, SO aukštinė, viskas tvarkoja. Žodžiu, tai mums reikia pasakyti, kokį kampą SA sudaro su plokštuma.
Ar žaidžiu šachmatais? Deja ne, nežinau, nemoku iš tikrųjų normaliai net žaisti. Ir kiek bandžiau, tai niekada manęs nekabino. Jo, šiaip turiu keistą santykį apskritai su stalo žaidimais, nežinau, ar tai būtų toks rimtas dalykas kaip šachmatai ir kažkas labai paprasta. Tai, jo, ok. Taip, tai, nu gerai, tai ką daryti su dabar tokiu dalyku? Taip, tai kas yra kampas tarp realiai tiesės ir plokštumos? Tai kampas tarp tiesės ir plokštumos, tai yra kampas tarp tiesės ir jos projekcijos toje plokštumoje. Na, čia jeigu norėčiau būti labai tikslus, gal turėjau vartoti žodį pasviroji ir jos projekcija, bet, nu, esmė ta pati. Bet jeigu aš turiu tokią, na, kaip ir tiesę, aš ją suprojektuoju plokštumą. Ką reiškia suprojektuoju, tai įsivaizduokim, kad mes ją taip nuleidžiam žemyn tiesiog, ar ne, vat visus jos taškus žemyn, ne, ir kur jinai nugula ta tiesė tuomet, ar ne, tai jeigu mes tą padarytumėm, jinai susiprojektuotų štai čianais, ar ne? Čia būtų jos projekcija, tai tas kampas, kurio mes ieškom, yra šitas. Ir kaip čia galima nusakyti, na, SAC tai nėra, ar ne, SDA irgi nėra, SOA irgi nėra, tai čia yra tikrai B variantas. SAO ir viskas, jo. Ok. Taip, tada toliau numeris 7, pertvarkė reiškinį. Tokį, koks čia parašytas, gausime kažkurį iš 4 variantų. Tai vėlgi būtų įdomu išgirsti, ką jūs galvojat. Nu, čia kažkas apie laipsnių savybės jau, ar ne? Visi variantai yra dvejeto laipsniai, tai reikia kažkaip tą išraišką suvesti iki dvejeto laipsnių. Ok, kol kas užtikrintai yra A variantai minimi. Ir, nu, galėsim įsitikinti, ar tikrai. Tai, nu jo, nu žodžiu, jeigu žinom laipsnių savybės, tai nėra taip baisiai čianai. Šiaip ką dar būtų galima daryti, kas, tarkim, na, nenorėtų čia taikyti laipsnių savybių, tai ką galima daryti šitą uždavinį, galima bandyti nulaužti su skaičiuotuvu. Tai yra paimti vietoj n kokią nors reikšmę, na, nežinau, tarkim, n lygų 1. Nu, ok, su šitą reikšmę gal nebūtų aišku, bet, na, kelias reikšmės galima būtų patikrinti, tarkim, paimam n lygų 2, įsistatom visur vietoj n čianais dvejetą, pažiūrim, kas gaunasi. Ne? Tada paimam n lygų 2 čianais ir žiūrim, kuris iš variantų sutampa su tuo, ką mes gautumėm čia pradžioj. Ir kartais būna, kad keli variantai sutampa, bet tie, kurie nesutampa, tai tie jau tikrai yra neteisingi. Tai taip atmetimo būdu būtų galima su skaičiuotuvu bandyti išsisukti, bet jeigu norim spręsti, tai tada mums reikia pasimti tą išraišką ir bandyti pasidaryti dvejeto laipsnį. Tai 2n-tuoju aš nieko nekeisiu, nes, nu, tai jau yra dvejeto laipsnis, tada 4n-tuoju. Na, 4 tai yra 2 kvadratu, ar ne? Ir vis dar pakelta n-tuoju. O 8 savo ruoštų yra 2 trečiuoju. Ir vėlgi n niekur nepradingo. Tai turim tokią situaciją, tada pagal laipsnių savybės, kas yra patogu, mes galim sudauginti 2 su n ir galim sudauginti 3 su n. Tai kai tą padarysim, turėsim 2 pakeltą laipsnių 2n ir kar 2 pakeltą laipsnis 3n. Ir tada, kadangi čia visur yra tas pats skaičius, šiuo atveju 2, tai jeigu mes dauginam dvejetų su kažkokiais laipsniais, tai mes galim tuos laipsnius sudėti. Tai vat, keletas laipsnių savybių panaudota ir tada čia viršui sudėjus iš tikrųjų 6n, atsakymas A ir tai yra viskas. Ok. Taip, tai numeris 7 ir toliau vėl kitas puslapis. Ok. Opa, turim truputį trigonometrijos. Na, bent jau matau sinusą. Jau vienas uždavinukas buvo kažkur su sinusu, jo braižėm sinuso grafiką.
Taip, nustatykite keliuose taškuose susikerta funkcijų sinus x ir 1/3 grafikai, kai x priklauso nuo 0 iki 5π. Va. Tai na, jeigu reiktų jums rinkti šiandien atsakymą, ką jūs rinktumėtės? Praeitam uždavinį taip labai vienareikšmiškai buvo A. Labai laukiu nuomonių išsiskyrimų. Gal kažkas kitaip galvojat. Ok, Dovydas sako, čia jau greitai nepais, ne? Ok. Nu, jo, tai, na, nieks nesako, kad čia būtinai greitai kažkaip nereiktų spręs, gal aš čia pušinu ten kažkokį atsakymą rinktis, bet šiaip, nu, egzamine, tai, nu, būtų galima pasibraižyti, pasižiūrėti, aš būtent tą čia pats turbūt ir darysiu. Šitas uždavinys yra man nepatogus, aš čia bandžiau tiesiai nupiešti, neišėjo, dėl to, kad reiks pabandyti nupiešti ką nors. Gal galima ir kitaip spręsti, bet man asmeniškai taip aiškiausiai, ko gero būtų, aš net, nežinau, kiek čia prireiks mums tos tiesės. Taip, gerai. Taip, tai čia yra x, čia yra y. Taip, ir čia tada kažkur būtų, tarkime, 1, čia būtų -1. Kodėl žymiu tokius skaičius? Dėl to, kad sinuso grafikas yra tarp -1 ir 1, ar ne, reikšmių sritis. Ir tada, taip, nu gerai. Taip, nu būtų gerai sutilpti man čia kaip nors, tai palaigu čia būtų, tarkime, pi, čia būtų 2pi, čia būtų 3pi, čia būtų 4pi, čia būtų 5pi. Ok. Jo, nu, šiaip negerai, dėl to, kad labai skalė tada tokia neatitinkanti, man reiktų žemiau piešti tuos vienetukus, tai jeigu galima, aš tą ir padarysiu. Taip. Na, pas mane vienetukai bus, na, maksimali reikšmė, sakykime, va čionais bus vienetas, minimali reikšmė tada būtų, va čionais kažkur tai bus -1. Ok. Jo, tai sinuso grafikas kaip jisai atrodo. Na, čia būtų per vidurį pi iš 2, ne, tai būtų, ojetus, sudėtinga. Gerai. Taip, tai kylam į viršų, tada leidžiasi ties pi čionais, ar ne? Jo, kai x yra pi, tai sinusas yra 0. Ir tada čia būtų pasiekiamas -1 ir, kaip sudėtinga yra, ir ties 2pi užsibaigtų vienas pilnas periodas čia. Nu, labai kryvai, bet maždaug taip, ar ne? Ir tada, kas būtų toliau, vėl kartotųsi lygiai tas pats, ar ne? Vėl iki vieneto kyla, tada čia nusileidžia žemyn, čia vėl pasiekia -1, vėl 0, vėl čia ir nusileidžia žemyn. Taip, sinuso grafikas. Jo, čia yra y lygus sinus x. Ir dabar nusibrėžkim grafiką y lygų 1/3. Tai kaip tą padaryti, pasiemam tiesę, nes tai yra tiesė, ir ten, kur y yra 1/3, brėžiam tiesę. Va, tai nu aš laikau, kad čia pas mane yra 1/3 ir čia yra grafikas y 1/3. Tai paskaičiuokim, kiek čia yra tų susikirtimo taškų. Nes, na, pakankamai matosi, ar ne, jeigu bent daugiau mažiau tikslus grafikas, tai matosi, tai va, turim čia 1, čia 2, 3, 4, 5 ir 6 irgi yra. Čia susikirta tikrai dar prieš 5pi. Tai panašu 6, jo, nu va toksai uždavinukas, jeigu žinom, na, kaip atrodo grafikas sinuso, tai nėra tai baisu. Ok. Tvarkoj, ačiū už kantrybę visiems, kad pažiūrėjot, kaip paišau grafikus. Ir toliau yra numeris 9. Taip, apie funkcijas. Būtų gerai pasimti taškus iš čia. Raskite funkcijos f nuo x pirmykštę funkciją f didysis nuo x, jeigu yra žinoma, kad f didysis nuo 2 yra 0.
Va. Tai, na, įdomu dabar vėlgi, kaip jūs galvojate. Čianais, šitas uždavinys, na, jeigu žinot, kaip spręsti, tai nėra labai daug darbo. Na, būtų gerai, žinot, kaip paskaičiuoti ten tą pirmykštę funkciją ir kažkaip prieiti prie atsakymo. Pirmykštė funkcija. Šiaip koks yra dalykas, gali tai būti, aš nežinau iš tikrųjų, kas čia mane žiūri, bet galimai dar žmonės nėra paėmę tokios temos kaip pirmykštės funkcijos. Va čia gali būti dalykas. Tai, na, tai tada būtų sudėtingiau gerokai. Taip, bet Sauliaus mama sako, kad D turėtų būti. Ok. Nu, pažiūrėkim. Taip. Tai, na, čia yra mūsų funkcija, reikia susirasti jos pirmykštę funkciją. Na, pirmykščių funkcijų tema paprastai būna po išvestinės temos. Tai jeigu mes žinom, kaip skaičiuoti išvestines, tai pirmykštę funkciją apskaičiuoti čia yra toks kaip atvirkštinis veiksmas. Mes turim galvoti atskirai, kokia būtų vieneto pirmykštė funkcija, tai yra kokios funkcijos išvestinė būtų vienetas. Tai na, x išvestinė yra vienetas, ar ne? Čia turėčiau x rašyti. Tada čia yra minus 3x kvadratu. Reikia galvoti apie šito gabaliuko pirmykštę funkciją. Tai kas tai būtų? Būtų minus. Ta minus 3 galiu perrašyti, o x kvadrato pirmykštė funkcija būtų x trečiuoju padalinta iš 3. Kodėl? Dėl to, kad šito dalyko išvestinė yra x kvadratas. Ir paprastai, na, pirmykštai funkcijoje čia dar galėtų būti pridėta bet koks skaičius, ar ne? Tai tam, kad mes nepaimtumėm kažkokio konkretaus atvejo, tai parašykim čia plus c šitoje vietoje. Ir dar reikės išsiaiškinti, tada kam tas c yra lygus. Taip, bet sako, pas mane 7 klasėje tokių dar nėra. Nu, jo, tai viskas tvarkoj, viskam savas laikas, tai bus vėliau. Jeigu tęsit mokslus, aš tikiuosi, kad tęsit, tai turėtų būti. Gerai. Jo, tai yra tokie dalykai, ką dar galim padaryti. Šiandien galima tikrai susipaprastinti truputį, trejetai nusibraukia ir turim, kad f nuo x yra x minus x trečiuoju plus c. Ir realiai, na, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad... ačiū labai už follow. Vietus net išsigandau nuo to garso, bet vis tiek labai smagu. Taip, tai A ir B čia netiks, nes, nu, jie jau iš principo nėra panašus, čia trūksta x-o, bet dėl C ir D dar yra klausimas, ar ne? Nes jeigu čia ta konstanta C būtų 0, tai atsakymas būtų C, jeigu būtų 6, tai būtų D. Ne? Tai kaip sužinoti, kam yra lygus tas C, reikia pasinaudoti tokiu dalyku, kuris yra duotas, ar ne? Tai tą ir padarykim. Tai f nuo 2 yra 0, vadinasi, na, aš vietoj x visur rašau 2, visur rašau 2, o vietoj rezultato rašau 0. Tai būtų 0 lygu 2 minus 2 trečiuoju plus c. Jo, atsakau, aš irgi užsigarsinęs buvau, čia jokių garsų nėra papildomų. Jo, nežinau. Tai šiaip, aš kai leidžiu šitą streamą, tai būna ta intro tokia muzikėlė. Tai aš nežinau, aš galvoju, gal būtų galima ją palikti, bet žinau, kad būna žmonėm, kad sudėtinga tada kažką susikaupt galvot, kai kažkokie yra foniniai garsai, tai dėl to nedarau. Taip, ok. Tai, nu, čia tada kaip lygti galim išsispręsti, kas čia gaunasi 0 lygu 2 minus 8 plus c, tai 0 lygu minus 6 plus c, nu ir 6 perkeliam į kitą pusę ir turim, kad c yra 6. Tai vadinasi, mūsų funkcija atrodo kaip, na, vietoj c turi būti 6, taigi atsakymas yra d. Ir viskas. Nu va. Gerai. Tai toksai uždavinukas ir judu prie 10. Tai 10 yra paskutinis testinis uždavinys.
Ir šitas toksai įdomesnis, nežinau, kai jį pamačiau pirmą kartą, tai taip susimašiau, kad gal čia arba kažkaip labai įvairiai gal galima spręsti, nežinau. Įdomu, kaip jūs, tarkim, spręstumėt. Sako, lygiakraščio trikampio kraštinės ilgis lygus A, o į šį trikampį įbrėžto apskritimo spindulio ilgis lygus R, kuria lygybė teisingai užrašyta A priklausomybė nuo R. Tai mums reikia kažkaip susijęti tą trikampio kraštinės ilgį, kuris yra A, lygiakraščio trikampio. Ir kadangi tą trikampį yra įbrėžtas apskritimas, jisai turi savo spindulį, kuris yra R pažymėtas, ir tuos dydžius A su R mes turim susijęti per lygybę kažkaip tai. Tai įdomi sąlyga tokia, ne? Nes, kaip norim, taip siekim, ar ne? Bet, turi būti vienareikšmiškas atsakymas. Aš pabandysiu vėlgi pasibraižyti kažką. Man visada labai tą sudėtinga padaryti, bet aš labai pasistengsiu dėl jūsų. Opa, koks taisyklingas apskritimas. Gerai, nelabai. Iš naujo. Dar sykį. Reikia negalvoti, turi būti toksai, paimi ir turi gerai būti. Ne kažką. Gerai. Geriausias kol kas. Ir tada aš jį pabandysiu apibrėžti trikampiu. Nežinau, ar man pavyks šitą padaryti. Pusė bėdos iš tikrųjų. Šiaip lengviau, čia toks dalykas, kur iš patirties ateina, bent jau man, yra lengviau pirmą nubrėžti apskritimą, po to trikampį, o ne trikampį, po to vidų apskritimą. Tai yra truputį sudėtingiau, man taip atrodo. Taip, čia yra lietimosi taškai. Ir tada, taip, kraštinės yra vienodos po A ir spindulys yra R. Tai vaizdas yra toksai. Čiatas tylus. Tai, gerai. Ar turit pasiūlymų kažkokių dėl šito? Gerai. Tai aš galiu bent jau pasakyti idėją, nežinau, kuri man, pirma mintis, kurią sugalvojau, tai buvo gal bandyti skaičiuoti trikampio plotą. Atsiprašau. Ir jo plotą skaičiuoti gal dviem skirtingais būdais. Viename būde panaudojant kraštinę, o kitam būde panaudojant tą apskritimo spindulį. Dinozauriukas sako, sena mano. Ačiū labai. Gerai. Taip, matau A variantus. Pažiūrim, ar iš tikrųjų A. Aš čia bandau užbuildupinti kažkokią intrigą, bet, tiesiog, pažiūrėkim. Tai gerai. Vienas iš būdų paskaičiuoti šito trikampio plotą yra koksai. Kadangi čia lygiakraštis trikampis, tai vienas jo kampas, ir visi kiti yra po 60 laipsnių. Vadinasi, pagal pirmąją formulę iš formulyno prie trikampio ploto mes galim skaičiuoti plotą taip. Tai būtų S lygu 1/2 kart kraštinių sandauga, tai būtų A kart A ir kart sinusas kampo tarp tų kraštinių, tai 60 laipsnių, ne? Šitaip. Ir tada kitas būdas paskaičiuoti trikampio plotą, kai mes turim į jį įbrėžtą apskritimą, yra taip pat formulyne. Ir kitas būdas yra su pusperimetriu. Toj pačioj eilutėje, kur yra šita formulė, kurią aš naudoju, toj pačioj eilutėje yra pasakyta, kad tokiu atveju trikampio plotas yra R kart P, kur P yra to trikampio pusperimetris. Tai ką tai reiškia? Tai mūsų pusperimetris yra pusė perimetro, kas yra, visas perimetras yra 3A ir mums reikia jį padalinti iš 2. Jo.
Tai va, tai aš dar šitą eilutę gal truputį pratęsiu aukščiau. Čia buvo, nu gerai, sinusas nuo 60 laipsnių, tai yra šaknis iš 3 padalinta iš 2, tai čia truputį gražiau rašant būtų šitai. Va, nu aš va šitą pasirašiau kam lygų ir sudaudinau su viena antraja. Gerai, ir dabar mes galim susilyginti, ar ne, tas dvi išraiškas, kurios mums duos kažkokį sąryšį tarp a ir r galimai. Ne? Tai šaknis iš 3 dalinta iš 4a kvadratas lygu r kart 3a padalinta iš 2. Ir kas yra neblogai, mes galim padalinti abi pusės iš a. Ne, dėl to, kad čia yra a kvadratas, čia yra a, nu tai bus mažiau a raidžių, kai tą padarysime. Ne? Tai būtų šaknis iš 3 iš 4a lygu, parašysiu taip, 3 antrosios kart r. Ir uždavinys yra beveik išspręstas, ar ne? Na, čia visur atsakymo variantus yra a išreikštas, tai ir mes tą galim padaryti, ar ne? Tai taip, tai kas čia belieka? Belieka turbūt abi pusės padauginti iš tokio dalyko, arba, na, galima sakyti, dalinam iš šito, ar ne? Ir tada turėsim, kad a yra lygu 3 antrosios r kart 4, taip, 4 dalinta iš šaknies iš 3. Ir kas čia gautųsi? Taip, čia galima dvejetus suprastint, taip, dvejetas su ketvirtu. Ir, nu va čia, šitą galiu braukti ir parašyti 2. Tai būtų 6 dalinta šaknis iš 3r. Ne? Tai tokio varianto nėra. Reiktų neapsigauti, kad tai yra gal d, nes tai turbūt nebus d. Reikia čia panaikinti racionalumo vardiklyje, kaip tą realizuoti, reikia šitą padauginti iš vieneto, kurį mes mandrai užrašom taip. Nes tada gaunasi, kad a lygu 6 šaknis iš 3, o pačioje yra šaknų iš 3 sandauga, tai yra 3r, nu ir galiausiai dar suprastinus būtų 2 šaknis iš 3r. Ir netikėtai atsakymas išėjo b. Tai, nu, ko gero, nežinau, noriu sakyti sudėtingiausias uždavinys iš visų 10, bet gal ir ne, nežinau. Tai va, tai testą užbaigiam, tai šiandienos planas yra dar antrą dalį pažiūrėti, būtų įdomu paklausti, kokia jūsų nuomonė apie 23 metų pakartotinės sesijos egzamino matematikos būtent pirmąją dalį. Ar jinai buvo sunki, ar jinai buvo vidutinė, ar jinai buvo lengva, kaip jums atrodo. Nėra teisingo atsakymo iš tą klausimą, tai tiesiog kaip jums matosi, kaip jūs galvojat. Šiaip gal reiktų sakyti, nėra neteisingo atsakymo iš tą klausimą, visi atsakymai teisingi iš tikrųjų. Va. Ok. Taip. Tai aš jau po truputį judėsiu link antros dalies. Ok. Biški tricky tokia. Ok. Jo, yra tikrai tokių įdomesnių vietų. Nėra viskas taip labai paprastai. Yra ir ką paskaičiuoti, ir ką pagalvoti. Aha, visai lengva, bet paskutinio tai neišmastyčiau, pastebi Sauliaus mama. Ok. Jo, tai vat galima gal kažkiek, yra turbūt panašiai mąstančių kaip aš iš tos pusės, kad 10 uždavinukas čia vienas sunkesnių gal iš visų 10. Na, ne visada tai būna, kad 10 testinis būtinai sunkiausias iš visų 10, bet šiuo atveju taip. Nors gal yra kažkoks paprastesnis sprendimas, kurio aš nepamačiau čionais, tai nereikėtų per daug gazdintis, gal kažką galima lengviau sugalvoti. Prisiminiau, kai tu man aiškinai apie skritilio išpjovą, iš to kontrolinio gavau 4. Ok, nu va, tai svarbu teigiamas, kaip pastebi Dovydas. Jo, svarbu teigiamas, tai sveikinu su to, jo. Nu ir, kaip sakyti, visada, yra vietos, kur ir tobulėt, jeigu yra vietos, kur tobulėt, irgi gerai. Ir viskas tvarkoj. Gerai. Taip, tai bandau jungti turbūt tą antrą dalį po truputį.
Ir išspręsim šiandien antrą dalį ir bus viskas. Taip. Tik į priekį. Ok, tai ir mes judam tada tik į priekį, o priekį yra antroji dalis. Ir antroji daly mums reikia ką padaryti, mums reikia nebepasirinkti teisingą atsakymo variantą, kaip buvo anksčiau. Šiuo atveju mes turim patys gauti teisingą atsakymą, o sprendimas yra svarbus tiek, kiek jisai svarbus mums patiems tam, kad mes gautumėm tą teisingą atsakymą. Tai yra vertinama tik tai galutinis atsakymas. Va. Tai iš tokių uždavinukų kaip 11 būtų gerai pasimti taškus, dėl to, kad jis yra toks labai algoritminis ir jeigu yra tekę susipažinti su funkcijų išvestinių tema, tai aš neabejoju, kad jūs jį tikrai išspręstumėte šitą uždavinį. Žinoma, jeigu dar neteko, tai tada šitas uždavinys gali atrodyti kažkaip labai keistai ir baisiai, bet nereikėtų gąsdintis, nes tiesiog reiktų prieiti prie tos temos ir paaiškėtų viskas. Aš mačiau komentaruose buvo ir septintokų, tai dėl to gali keistai atrodyti, bet taisyklės išvestinių skaičiavimų yra paprastos, jas išves gal yra truputį daugiau darbo, bet pačios taisyklės paprastos, tai tokiu atveju kaip čia mes galim atskirai kiekvieno gabaliuko išvestinę skaičiuoti, paprastai kaip, panašiai kaip ir darėm, kai skaičiavom pirmykštę funkciją, tai šituo atveju mes perrašom dvejetą, jeigu yra padaugintas x kažkoks iš skaičiaus, mes tą skaičių galim perrašyti ir tada x trečiuoju išvestinė skaičiuotųsi kaip. Tas trejetas iš laipsnių, jis iššoka žemyn čia ir tada x laipsnis turi sumažėti vienetu, tai jeigu buvo 3, lieka 2. Va, viskas. Tai šito gabaliuko išvestinė tokia. Tada su šituo. Čia yra minus 15 padauginta iš x kvadrato, tai aš perrašau tą minus 15 ir x kvadrato išvestinė yra pagal tą pačią taisyklę kaip su x trečiuoju, dvejetas šoka žemyn ir x laipsnis sumažėja vienetu, tai galima taip ir parašyti, kad laipsnis lieka vienetukas. Na ir tada toliau su šituo nariu 24x, tai 24 persirašo ir kaip yra su x-u, x laipsnis yra vienetas pagal nutilėjimą, dažniausiai to nerašom, tai vienetas nušoka žemyn ir laipsnis pasidaro tada 0, tai gaunasi 1 kart x nuliniu, kas yra realiai vienetas. Tai čia gaunasi 24 kart vienetas tiesiog. X išvestinė vienetas, paprasčiau kalbant, o čia yra minus 8, tai bet kokio skaičiaus išvestinė yra lygi 0. Va. Tai galima net nieko nerašyti arba ten plus 0 parašyti, bet nebūtina. Tai šitą dalyką būtų gerai truputį gražiau užrašyti, mes tą galim padaryti, tai f išvestinė nuo x būtų 6x kvadratu minus 30x plus 24. Va, tai jeigu šitą dalyką parašytumėt į atsakymą, turėtų būti gerai. Turėtų būti gerai ir vienas taškas būtų skiriamas už tai ir viskas. Toliau 12 užduotis. Jinai tokia iš kelių punktų, tai būtų gerai pasirinkti ir čia taškų. Už kiekvieną punktą yra po vieną tašką skiriama. Sveiki, labas vakaras. Labas vakaras, kaip laikotės? Aš jūs prisimenu iš ankstesnių irgi streamų, tai jeigu norit paspręs kartu, galit tą padaryti. Ir turim 12 užduotį, tai paveiksle pavaizduotas funkcijos y lygu f nuo x grafikas. Ir pirmoji daly mums reikia nustatyti funkcijos apibrėžimo sritį. Tai, čia jau jūsų klausiu. Jo. Vėlgi, yra vėlavimas nemažas, tai jeigu jums atrodo, kad aš kažkaip labai ilgai laukiu, kažkaip tempiu, tai galimai dėl to vėlavimo šiek tiek yra. Pabandysiu kitam kartu jį pamažinti šiek tiek, kiek įmanoma. Tai apibrėžimo sritis, kaip jums atrodo. Čia galima iš karto atsakymą rašyti, ar ne? Čia atsakymą gavom čionais. Čionais atsakymas. Galima rašyti x priklauso, arba tiesiog intervalą kažkokį rašyti. Labai džiugu, šone pats sprendžiu savo užduotis, tad šiandieną tik klausysiuosi jūsų raminančio balsą. Ačiū labai, ačiū labai. Ok, turim ir pasiūlymą dėl atsakymo.
Kokie įdomus atsakymai. Sauliaus mama sako nuo 4 iki minus begalybės. Nu, nežinau, nesutikčiau. Šiaip paprastai, kai rašom intervalą, atkreipti dėmesį, visada turi prasidėti nuo kažko mažesnio ir po to turėtų būti didesnis skaičius, ar ne? Tai nuo mažiau iki daugiau. 3 sekundės tik tai vėluoja, ne? Nu, nežinau. Man atrodo, kad 10 bent jau kokių, bet... Na, yra kaip yra, jau nebepagerinsiu šiandien. Taip. Jo, aš sutikčiau turbūt šį kartą su Dovydu. Apibrėžimo sritis yra tokios x reikšmės, kur mūsų funkcija yra apibrėžta, su kuriais x jinai turi prasme. Tai tą matom iš grafiko, tai jinai yra apibrėžta, kai x kinta nuo 0 iki 5 iš tikrųjų. Va šitam intervale mes turim grafiko gabaliuką, daugiau kitur niekur nėra grafiko. Tai x priklauso nuo 0 įskaitant iki 5 ir įskaitom dėl to, kad, na čia kaip ir tokie užspalvinti taškeliai, tai reikėtų taip ko gero manyti, kad priklauso tai apibrėžimo sričiai. Jeigu nepriklausytų, būtų turbūt daug paryškinta neužspalvintas toks rutuliukas. Ok, taip, antra dalis, nustatykit funkcijos mažiausią reikšmę. Na, kas ta mažiausia reikšmė? Ar šiuo atveju, koks atsakymas būtų? Atsakymas. Jeigu kalbam apie mažiausią reikšmę, didžiausią reikšmę, tai, kalbam apie y kažkokią reikšmę, ar ne? Bet reikėtų žiūrėti turbūt jau dabar į, labiau y, aš dabar ne apie x'us. Ir Dovydas serviruoja atsakymą, sako -5. Ir negaliu nesutikti su Dovydu dėl to, kad tas apatinis taškas grafiko yra čionais. Ir kai mes turim šitą tašką grafike, jo y koordinatė yra -5. Tai kitai žodžiai sakant, funkcijos f nuo x mažiausia reikšmė bus -5. Mažesnių reikšmių ta funkcija neįgyja, ar ne? O čia yra tuščia. Visur čia yra tuščia. Taigi atsakymas... galima tiesiog tą skaičių ir parašyti, -5 ir viskas. Ir trečioji dalis, nustatykite funkcijos y lygų g nuo x reikšmių sritį, jeigu g nuo x yra f nuo x plus 2. Štai taip. Na, čia galima įvairiai pasižiūrėti iš tų uždavinuką, galima prisiminti ir transformacijų gal temą, galima pagalvoti, kaip grafikas atrodytų tiesiog šitos naujos funkcijos, tai čia ir susiję turbūt su transformacija. Na, kaip ir būtų pasiūlymų. Čia galima pagalvoti galima pagalvoti, kokia yra f nuo x reikšmių sritis, tarkim, ir tada nuo to pagalvoti, kokia yra g nuo x reikšmių sritis, arba galima kad ir tą patį grafiką pasibraižyti. Ok, pasiūlymas yra nuo -3 iki 6. Aš vėl pastebėsiu Sauliaus mama, kur sako nuo 6 iki -3, tai pasistengkit pradėti savo intervalą nuo mažesnio skaičiaus ir pereikit prie didesnio, nes nėra teisinga rašyti nuo 6 iki -3. Jo, ok. Taip, tai galima pasižiūrėti kaip. Tai jeigu mūsų grafikas f nuo x atrodo taip, tai kaip atrodytų g nuo x? Tai mes turim prie funkcijos f nuo x tiesiog pridėti dvejetą, kas iš grafiko piešimo pusės reikštų, kad mes tą grafiką, kuris yra, turim per dvejetą pakelti viršų, tokia postumio transformacija. Tai jeigu taškas iš kairės, kairiausias taškas ėjo per šitą vietą, tai turėtų eiti per šitą, tada šitas taškas, kuris buvo čia, ėjo per čia, aš jį kelčiau per 2, tai eitų čia,
Tada šitas taškas ėjo čia, reiktų vėl per dvejetą pakelti, tai va čia va būtų kraštinis taškas. Nu ir visi kiti taškai analogiškai per dvejetą pasikeltų, tai, na vėlgi, nemoku piešti, bet mintis yra, kad turėtų atrodyti maždaug šitaip. Maždaug šitaip. Nu va, gal ne taip ir blogai. Tai ir nusibraižius tokį grafiką, tada galima ir matyti tą reikšmių sritį. Tai atsakymas, na galima rašyti y, priklauso turbūt, arba tiesiog intervalą. Na čia kadangi jau rašiau x, tai parašysiu y, bet na čia užtektų tiesiog intervalo. Čia užtektų intervalo ir čia užtektų intervalo parašyti ir būtų viskas. Tai gaunasi nuo -3 įskaitant iki 6 visiškai teisingai. Jo. Taip, na, dėl to, kad yra reikšmės įgyjamos nuo -3 iki 6, ar ne? Visos reikšmės yra tokios. Gerai, tvarkoj, tai turim 12 įveiktas ir judu toliau. Toliau kitas puslapis ir 13 užduotis. Tai pabandykit pasižiūrėti 13 ir pasakykit, kaip jums atrodo, apie ką yra šitas uždavinys, na, kaip jį spręsti. Neprašau išspręsti, bet kaip jį spręsti. Klausimas buvo, jei būtų x + 2, tada ar į kairę reikėtų pastumti. Jo, žiūrėkit, gal aš pabandysiu tai pasakyti. Jeigu jūs, pavyzdžiui, turite funkciją f nuo x lygu x kvadratu, ar ne, tai yra parabolė, tokia gan paprasta. Ir jeigu mes pridedam dvejetą, tai mes tą buvusią parabolę pakeliam į viršų per 2, bet jeigu mes truputį kitaip padarytumėm, jeigu mes paimtumėm, na, okei, vat kita funkcija būtų, čia parašytumėm x + 2 kvadratu. Vat x, kuris yra čia, pakeistumėm į x + 2. Pala, aš tikiuosi, kad matosi, kur aš čia rašau, nes, na, aš truputį jau. Tikiuosi, kad matosi. Tai čia irgi būtų transformacija tos pradinės funkcijos ir čia būtų postumis į kairę. Taip, kaip jūs rašėt. Jo, čia yra postumis į kairę per 2. Jeigu čia būtų ne +2, o būtų -2, tai būtų į dešinę per 2. Va, jeigu norėtumėt apačion per 2 nuleisti žemyn, tai reiktų atim 2 nuo x kvadrato. Jo. Tai, nežinau, tikiuosi atsakiau. Ok, tai dėl 13 tada, kaip manot, ką čia reiktų naudoti, ar ne? Vat reikia ką padaryti, turim trikampį, visos kraštinės yra žinomos ir reikia rasti, na, netgi ne šito kampo didumą, bet šito kampo kosinuso reikšmę. Tai koks yra įrankis ta užuomina, kad formulinė yra? Ar šitas atsiras YouTube'ai? Iš tikrųjų nežinau, gal. Būtų gerai dar, jeigu kelsim, tai būtų gerai gal dar iš pradžių išspręsti 3 dalį ir tada tokį kaip visą komplektą įkelt. Tai galbūt ir atsiras, tik nežinau kada. Arba jeigu bus kažkokių techninių kliūčių kažkurio momentu, tai tada gali būti, kad ir neatsiras. Nu, bet nežinau. Jo. Ok, šiaip dėkui už klausimą. Formulę pirmą reikia naudoti, tikriausiai Dovydas pastebi. Pala, kas yra pirma formulė? Pirma formulė. Jeigu prie trikampio, kur yra, tai tada visiškai sutinku. Ten yra taip vadinama kosinusų teorema, nu, kuri yra visiškai, nežinau, visiškai sukurta tokiem uždaviniam kaip šitas. Nu, galima aišku ir daugiau visko spręs, bet va šitam uždaviniui, nu, tai nu, bent jau aš matau grinai kosinusų teoremą čionais. Kodėl? Na, pagal ją mes galim ką padaryti, mes galim susijęti to trikampio kraštinių visus ilgius su būtent šito kampo kosinusu, arba bet kurio kito kampo kosinusu, bet nu, mums reikia šito. Tai dėl to reikia tiesiog teisingai pritaikyti tą formulę ir pagal ją būtų kaip. Mes turim rašyti kraštinės prieš tą kampą kvadratą, tai būtų 7 kvadratų lygų, tada būtų kitų dviejų kraštinių kvadratų suma. Va,
Ir atkreipkite dėmesį, šiaip šitas dalykas atrodo kaip Pitagoro teorema. Tai ta kosinusų teorema, jinai yra toks apibendrinimas iš esmės Pitagoro teoremos kampams, kurie nebūtinai yra status. Nes tuo atveju, kai jie nėra status, dar čia turėtų būti minus 2 kart 3 kart 5 iš tų dviejų kraštinių, kurios yra čia sandauga, ir kart kosinusas kampo ABC, kuriom mums čia reikia. Va. Nu ir tada realiai čia yra lygties sprendimas toliau, ar ne? Va čia yra mūsų nežinomasis, visą kitą galim susiskaičiuoti. Tai, nu, aš pabandysiu tą ir padaryti. Tai čia kem 9, čia 9, čia 25, čia 30, kosinus kampo ABC. Taip. Vietos kaip sudėtinga. Taip, čia 34, perkelsiu į kitą pusę bus 15. Pagal mane šitaip, tai būtų 15 lygu minus 30 kosinus kampo ABC. Štai taip. Taip, sekundėlę. Pamečiau komentarus visus. Jo, viskas tvarkoj gal. Taip, ir tada iš čianais, na ką, padalijam iš minus 30 abi pusės. Ir gaunasi, kad kosinusas kampo ABC yra lygu 15 dalinta iš minus 30, arba kitaip sakant, minus 1/2. Minus 1/2. Ir tai yra atsakymas. Šiaip galima visada taip primest truputį pagalvot, ar nesuklydom iš tos pusės. Na, čia yra neigiamas kosinusas. Tai neigiamas kosinusas, ko gero mums sufleruoja, kad čia yra bukasis kampas. Iš antrojo ketvirčio, tai yra tarp 90 ir 108 laipsnių, ir galimai taip ir yra, ir iš paveikslėlio atrodo, kad taip gali būti. Tai lyg ir viskas gerai tada. Va. Tvarkoju. Taip, tai judam toliau. Ir toliau yra numeris 14, truputį dalykų su tikimybėm. Tai na, užmeskite akį į sąlygą. Sąlyga skamba taip. Dėžė yra vienodo dydžio baltų, juodų ir raudonų rutulių. Atsitiktinai iš dėžės traukiant vieną rutulį, tikimybė ištraukti baltą rutulį lygi 0,35, o tikimybė ištraukti juodą rutulį lygi 0,4. Va. Pirmoje dalyje mums reikia apskaičiuoti tikimybę, kad atsitiktinai iš dėžės traukiant vieną rutulį, ištrauktas rutulys bus raudonas. Tai, na, teiraujuosi čia jūsų. Arba kaip skaičiuoti, arba jau realiai koks atsakymas. Jo, vat reikia tikimybę paskaičiuoti. Ir kaip mes galim tą padaryti. Taip, tai čia sako taip, ištraukti baltą rutulį tikimybė tokia, ištraukti juodą rutulį tikimybė tokia. Žinom, kad dėžiai yra balti, juodi ir raudoni rutuliai. Dovydas teiraujasi, ar 0,25. Nu, pažiūrėkim, tai, na, yra galimi 3 variantai, ne, kad ir kokį rutulį ištrauksim bus arba baltas, arba juodas, arba raudonas. Čia yra tikimybė ištraukti baltą, čia yra juoda, nu tai raudonam rutuliui tikimybė ištraukti yra viskas, kas lieka iki pilno vieneto, ar ne, tai kaip galima skaičiuoti, galima tiesiog, na, iš vieneto pilnosios tikimybės atimti tas likusias, na, tas, kurias mes turim, tai yra minus 0,35 ir minus 0,4. Ir visiškai teisingai gaunasi 0,25, ir tai yra tikimybė ištraukti raudoną rutulį. Jo. Ok. Taip, tai, nu, šitas dalykas yra atsakymas, bet atsakymų lape tą ir reikėtų parašyti. Ir tada antroji dalis dar yra. Iš dėžės atsitiktinai traukiamas vienas rutulys ir vieną kartą metamas šešiasienis standartinis žaidimo kauliukas. Įvykis A, iš dėžės bus ištrauktas juodas rutulys,
o kauliuko tvirtusio kučių skaičius bus dalus iš 3. Apskaičiuokite įvykio A tikimybę. Va, tai, na, čia truputį rimtesnis uždavinukas ir netgi atsirado tokia kaip ir nauja situacija, dabar ne tik traukiamas rutulys, bet dar ir meta kauliuką. Ir žodžiu, tokių dviejų įvykių sankirtai mums reiktų parašyti tikimybę, kad nutiks tas dalykas, kad bus ištrauktas juodas rutulys ir nutiks taip, kad kauliukas atvirs tokia akučių skaičium, kuris bus dalus iš 3. 2 dalykai turi nutikti. Tai čianai būtų truputį gerai prisiminti tokį dalyką kaip nepriklausomi įvykiai tikimybėse, nes, na, ko gero, iš konteksto mums reikėtų suprasti, kad kažkokio sąryšio tarp to, kaip mes mesim kauliuką ir kaip mes trauksim rutuliuką iš dėžės, na, tie dalykai tarpusavyje nėra susiję. Tai jeigu jie nėra susiję, jie yra nepriklausomi, vadinasi, mes galim sudauginti jų tikimybės, jeigu mes norim, kad ir vienas ir kitas įvyktų. Ne? Tai jeigu mes bandom čia skaičiuoti įvykio A tikimybę, tai yra P nuo A. Ok. Taip, sakot, 1/3 bus išmės skaičių, bet dėl kamuoliuko nežinau. Ok. Tai šitoj vietoj pradėkim tada kaip tik nuo to rutuliuko, tai kokia tikimybė, kad jisai bus ištrauktas būtent juodas, mes tą žinom iš uždavinio sąlygos. Ne, buvo pasakyta, kad tai yra 0,4. Ne? Tai šitam dalykui tikimybė yra 0,4 atskirai. O metus kauliuką tikimybė, kad atvirs skaičius dalus iš 3 yra kokia. Tai jeigu mes metam standartinį kauliuką, yra 6 variantai iš viso, ar ne? Nuo 1 iki 6 ir dalus iš 3 skaičiai yra 3 ir 6. Ne? Tai yra 2 variantai. 2/6. Čia yra atskirai, na, visiškai teisingai Dovydas pasakė, tai yra 1/3. Ne? Tai, kaip sakiau, ne veltui minėjau tuos nepriklausomus įvykius. Jeigu 2 įvykiai yra nepriklausomi ir mes norim, kad jie abu įvyktų, tai reikia tiesiog sudauginti jų tikimybės ir čia bus tada ta bendra tikimybė, kad įvyks ir vienas ir kitas. Tai mums tiesiog reikia 0,4 sudauginti su 1/3. Va. Nu ir belieka suskaičiuoti. Taip, neturiu skaičiuotuvo, tai čia, na, 0,4 yra 40 arba 2/5. Kart 1/3, tai turim 2/15 panašu. Jo. Na štai, tokia ne per didžiausia tikimybė 2/15. Jo, tikrai nėra čia nieko baisaus ir kaip matau, tiesiog truputį žinių apie nepriklausomus įvykius ir viskas. Gerai. Tvarkoj, tai įveikiam ir toliau yra numeris 15 ir apskritai paskutinis lapas, kurį mes šiandien įveikinėsim. Tai pažiūrėkim į viską nuo pradžių ir iš pradžių yra numeris 15. Taigi, vėl kažkoks geometrinis. Paveiksle pavaizduotas trikampis ABC, kurio kraštinė BC yra apie šį trikampį apibrėžto apskritimo skersmuo. Ir šio apskritimo centras yra taškas O ir yra žinoma, kad kampas ACB 15 laipsnių ir OC yra 10. Pirmas dalykas. Apskaičiuokite kampo ABC didumą. Ok. Taip, tai aš truputį gal pažymėsiu tai, ką mes čia turime. Tai, sako, OC yra 10, tai kodėl to nepažymėti. Ir kampas ACB yra 15, tai kampas ACB yra kur? Jis yra čianais. Jo, va čianais, tai šitas kampas yra 15 laipsnių. Jo. Dinozauriukas pastebi vėl ties krituliais. Tikrai, ne pirmas uždavinukas, tai, geometrijos nemažai. Persekio, taip. Kol kas dar nereikėjo išpjovo skaičiuoti. Kol kas dar to nereikėjo. Bet niekada negali žinot, kada reikės tą daryti. Ok.
Tvarkoj. Tai kaip mums rasti dabar, kurio čia kampo ABC didumą, tai ABC kampas yra čia. Ar turite variantų, kaip tą padaryti? Pasiūlymų, kaip iki to kampo galim prieiti. Jo, čia šiaip toj sąlygoj truputį daugiau buvo pasakyta dalykų. Na, buvo pasakyta, kad BC yra apie šį trikampį apibrėžto apskritimo skersmuo. Ne, nu tas ir matosi iš piešinuko realiai, bet yra labai patogi savybė tokia. Šiaip ją galima matyti iš skirtingų pusių, bet jeigu čia yra apskritimo skersmuo, na, jeigu apskritimo skersmuo sutampa su į jį įbrėžto trikampio kraštinę kažkuria, tai tuomet šitas kampas, kuris yra prieš tą kraštinę, jis yra visą laiką status. Yra tokia labai patogi savybė. Iš ko tai ateina? Na, galima čia į šitą dalyką pasižiūrėti kaip į centrinius ir įbrėžtinius kampus. Tai na, čia tarytum yra centrinis kampas, na, 180 laipsnių, o šitas kampas yra įbrėžtinis kampas, kuris remiasi į tą patį lanką kaip ir tas centrinis kampas. Tai na, iš centrinių įbrėžtinių tuomet kampų žinom, kad vat, šitas kampas, kuris yra 180 laipsnių, yra dvigubai didesnis negu šitas. Tai šitam lieka 90 tada. Jo, nu ir tada nelieka klausimų, ar ne, vat galim pasiskaičiuoti, tai kampas ABC yra lygus, na, iš 180 tiesiog atimkim tą 15, kur yra, ir atimkim, dabar jau išsiaiškinom, vienas kampas, kitas, na, yra 90. Tai viskas, kas lieka, yra panašu 75. Šiaip, čia yra toks uždavinys, kur jeigu, na, visiškai, tarkim, neaišku, kaip spręsti, kaip prieiti prie atsakymo, jį galima bandyti nulaužti su matlankiu šitą uždavinį. Tai yra pridėti matlankį ir pamatavus, na, bandyti spėti atsakymą. Nes, na, tikrai matytųsi, kad, nu, įsivaizduoju taip, kad matytųsi, jog vat, kažkas apie 75 ir dažniausiai, ne visą laiką turbūt, bet dažniausiai tokio tipo uždaviniuose, na, tie kampai būna tokie, nežinau, nu, nieks turbūt, nu, gerai, ne nieks, bet tikėtina, kad tokio kampo kaip 73 laipsniai gal, na, nelabai, juo labiau, kad čia 15. Tai, nu, vat galima bandyti, tai, bet aišku, čia slidus dalykas, tai jeigu, nu, geriau yra žinoti, kaip spręsti jo, tai jeigu žinom, tada nelieka abejonių 75 laipsnių. Su skriestuvu gali gautis ir 89 galbūt laipsnį, tai vat reikia atsargiai. Rimtai, kampas A89, sako, su skriestuvu. Nu va, aš šiaip, kaip su skriestuvu kampą pamatuoti iš viso, aš net nežinau. Nu gerai, jūs daugiau žinot už mane gyvenimo paslapčių. Okay. Taip, tai 15.2. Apskaičiuokite trikampio AOC plotą. Gerai. Tai paskaičiuokim, tai, na, visų pirma, kur tas trikampis, ne? Tai aš nubrėšiu gal čionais AO atkarpą. Ir vėlgi teiraujuosi tuomet jūsų, kaip skaičiuoti vat, to būtent trikampio plotą. Taip. Na, čia turbūt ta vieta, kur reikėsiu panaudoti tą faktą, kad čia yra 10, ar ne, vat kol kas mes to nedarėm. Čia tas 10, sakė, buvo, tai buvo. Ir vat šito trikampio plotas. Taip. Ok, jo, tai, na, koksai yra tas trikampis, vat šitas, apie kurį šnekam. Tai mes galim jį padėti į tam tikrą kategoriją. Kadangi ta atkarpa AO, kurią aš nubrėžiau, nu čia taip pat yra apskritimo spindulys, lygiai taip pat kaip ir OC. Ir kadangi OC buvo 10,
Tai ir AO turėtų būti 10, ne? 2 spinduliai. Tai jau yra neblogai. Tada dar vienas dalykas. Trikampis AOC yra lygiašonis, ne? Tai lygiašonio trikampio kampai prie pagrindo yra absoliučiai vienodi. Tai yra, jeigu čia yra 15, tai lygiai taip pat šitoj pusėje irgi yra 15. Ne, vat po truputį galima atkasinėti čia, kas yra paslėpta. Su geometrija sako tamsus miškas. Ok, jo, tai nu va tada gal ir naudinga yra pasižiūrėti kažkiek tokių uždavinukų, kad šviesėtų tas miškas, kad būtų kažkiek geriau. Tai, nu jo, žiūrėkite, tai jeigu čia yra po 15, tai galim tada pasakyti ir šitą kampą be jokios abejonės, ne? Tai, na, aš užrašysiu gal apačioj, kad kampas AOC, na tai yra 180 minus 15 kart 2 galiu savo taip leis parašyti. Ir tai yra, be jokios abejonės, 150 laipsnių. Dinozauriukas nori cancelint skritulius. Bijau, kad sudėtinga bus nucancelint skritulius. Reiktų sugalvoti kažkokią priežastį, nežinau. Dėl ko. Jo, nu čia. Taip, tai kampas AOC 150. Ir jeigu mes žinom trikampio dvi kraštines ir kampą tarp jų, tai pagal pirmą formulę iš formulyno galim skaičiuoti plotą. Tai S trikampio AOC būtų 1/2, tada dviejų kraštinių sandauga, tai 10 kart 10, ir kart sinusas kampo tarp tų kraštinių būtent. Tai 150 pas mus yra. Ir čia paskaičiavus būtų, taip, čia yra 100 iš 2, kas yra 50 kart. Sinusas nuo 100 pem yra tas pats kaip sinusas nuo 30, kas yra 1/2. Kitaip sakant, turim 25 ir tai turėtų būti atsakymas. Jo. Tai na, aš užfiksuosiu kažkur, kad atsakymas 25. Matavimo vienetų atkarpom čia nebuvo. Tai 25. Ok, taip, tai su 15 tada kaip ir susitvarkėm. Ir judu prie numerio 16. Taip, tai aš gal priartinsiu. Aš noriu nespoilinti 17, bet sunku to nepadaryti, nes jie labai arti, tai gal tiek to parodysiu abu šį kartą. Taip. Ir 16 vėlgi yra neblogas uždavinukas, jeigu esam girdėję apie išvestinės, apie liestinių temas. Jo, vat bandžiau neparodyti, bet žinosit jau, kaip užsibaigė antrojo egzamino dalis. Jo, va. Gerai, kažkaip kitą kartą bandysiu to išvengti. Šiaip 18 dar nesimato. 18 bus paskutinė, taip kad laikykitės. Ok, taip, 16. Žodžiu, yra funkcija kažkokia, ar ne? Mes galim galvoti apie jos grafiką ir sako, kad tas grafikas eina per tašką 2,5. Ne? Vat yra kažkokia funkcija, yra taškas čia 2, čia 5. Ir, nieko mes nežinom realiai, vat yra kažkaip tai, vat kažkoks grafikas. Ir tame taške, vat būtent čia, galima brėžti tam grafikui liestinę. Tai, ta liestinė, vat tame taške, kažkaip taip galėtų atrodyti. Labai blogai nupiešiau, bet, tikiuosi mintis aiškiai yra grafikas ir taške galima jam liestinę tiesę tokią brėžti, kuri liečia tame taške tą grafiką. Jo. Per daug išvestinių, sako. Ok, šiaip tikrai nemažai, nors, buvo. Jo, aš neskaičiavau iš tikrųjų, bet vat geometrija, išvestinės, tokia didžiausia turbūt masė sudaro čia tų uždavinių. Gerai, tai žodžiu, egzamino formulyne vėlgi yra beveik viskas, ko jums reikia, jeigu norite išspręsti 16 užduotį. Ir egzamino formulyne, taip, kurio čia tiksliai vietoj, antram puslapį yra toks dalykas kaip funkcijos grafiko liestinės taške lygtis.
Ir jinai bendruoju atveju atrodo taip. Atrodo taip. Y lygu f nuo x0 plus f išvestinė nuo x0 kart x minus x0. Vėlgi, jeigu nėra tekę susipažinti dar su šitą temą, tai gali atrodyti kraupiai, bet iš tikrųjų viskas yra labai nesudėtinga, dėl to, kad viskas yra duota sąlygoje. Tai čia yra funkcijos grafiko liestinės taške lygtis ir tas taškas yra būtent taškas su koordinatėmis x0 ir f nuo x0. Tai kitaip sakant, jeigu mes kalbam apie liestinę šitame taške 2,5, tai mes savo atveju mes ir žinom, kas yra x0 ir kas yra f nuo x0. Nes apskritai, jeigu norim parašyti liestinės lygtį, mums reikia 3 dalykų. Reikia x0, reikia f nuo x0 ir išvestinės taške x0. Va. Ok. Taip, tai x0 pas mus tada yra dvejetas. F nuo x0 yra penketas, ar ne, aš tą žinau dėl to, kad liestinė tame taške. Ir tada f išvestinė nuo x0 pas mus yra, kaip tik čia yra išvestinė taške 2, tai nuo x0 viskas sutampa yra minus 3. Ne, yra minus 3. Taigi galim rašyti realiai jau kaip atrodys ta liestinės lygtis. Tai būtų y lygu, f nuo x0 buvo 5, tada būtų plus ir čia yra minus 3 kart x minus x0 yra 2. Va. Aš nežinau dėl to klausimo, aš nežinau, ką jis reiškia, tai net neturiu atsakymo. Jo, ok. Taip, tvarkoj ir tada y lygu 5 minus 3x plus 6. Ir, gerai jo, yra nepalikti tokios išraiškos, geriau yra, parašyti tą galutinę, tai toks įprastas vaizdas galėtų būti minus 3x plus 11. Tokia standartinė tiesės išraiška. Ir, tai reikėtų parašyti būtent į atsakymą. Prašė rasti liestinės taške lygtį, jinai yra būtent tokia, minus 3x plus 11, y lygu. Ir viskas. Taip. Ir kiek už tokį taškų. Antroji daly visi uždaviniai, arba jeigu yra tas uždavinys į keletą punktų skaidomas, tai už kiekvieną punktą tuomet yra po vieną tašką. Ir aš atkreipsiu dėmesį, kad viso to čia nereikia, viskas, ką jam reiktų parašyti, yra tik tai atsakymas. Tai jūs, kaip prieisit, taip prieisit. Ir šitas uždavinys, jeigu jis atrodo baisiai, tai jis tikrai nėra baisus, nes mes tiesiog susistatėm skaičius. Ne? Tiesiog pasinaudojam to, kas yra formulinė. Šito dalyko nereikia atsiminti. Jisai yra formulinė. Jo. Ai. Gurklio, ok, murklio, ok. Supratau, murklio appearance. Artimiausiu metu ko gero nesigaus, bet jeigu tik turėsiu tokią galimybę, būtinai visada parodysiu murklį. Ačiū labai dinozauriukui, kad iššifravo man klausimą. Tvarkoj. Jo, tai kaip sakau, už kiekvieną teisingą atsakymą, vis kur parašau atsakymas, tai už kiekvieną tą atsakymą po vieną tašką yra. Gerai. Taip, ir du paskutiniai uždaviniai, 17 ir 18, tai pradėkim nuo 17. Ir 17 yra toksai gal tricky iš tos pusės, kad sako, suprastinkite tokį išraišką. Tai, mums nepasako, kur mes turėtumėm sustoti, ar ne? Bet, ko gero, reikėtų taip manyti, kad, bandysim kažką prastinti ir gausim jau kažką tokio labai paprasto, kur nieko nebegalėsim padaryti. Va. Tai trigonometrijos dalykai. Ir pabandykim tada, aš tik tai galvoju, man čia truputėlį stinga vietos, aš gal padarysiu šitaip. Aš patraukiu taip į šoną, visi matom uždavinį ir aš tada čia rašysiu, ką galima daryti. Tarkim, turbūt yra nebūtinai vienas būdas spręsti, galima daugiau prigalvoti. Tai aš nuo ko pradedu, aš kaip labai stropus mokinys perrašau sąlygą. Taip, kosinusas nuo 2 alfa. Ką darom čionais?
ką dabar daryti. Turim tą išraišką. Vėlgi, formulynas po ranka, ne? Tenai yra keletas trigonometrinių funkcijų sąryšių, kuriuos gal galima panaudoti kažkaip. Gal. Tas sinus 3 man nepatinka. Ok, sinusas, taip. Šiaip žiūrėkit, koks yra dalykas. Ne? Nu, čia yra kosinuso dvigubas kampas, yra formulė šitam dalykui, būtų galima kitaip užsirašyti, bet prieš tą darant, aš gal netgi siūlyčiau pastebėti, kad viršui ir čia yra sinusas, ir čia yra sinusas. Nu, čia aišku trečias laipsnis, mes tai atsižvelgsim, bet iš esmės sinusą galima išsikelt prie skliaustus viršuje. Nebuvau mokyklai jau kokius 8 metus, viską pamiršau. LOL. Jo, tai, nu, įsivaizduoju, tokie dalykai pasimiršta, jeigu netenka kažkaip kažko panaudoti, nežinau, gyvenime paprastai, tiesiog, nežinau, dirbant ar kažkaip taip, tai įtariu, kad gali pasimiršti tokie dalykai ir tai yra visiškai natūralu. Man visai tenka panaudoti šitos dalykus, tai dėl to turbūt aš juos ir kažkiek prisimenu. Nu va, Dovydas sako, ir 3 dienų užtenka. Galima 3 dienas jau nenueiti mokyklą ir nebėra visko. Būna ir taip. Kartojimas padeda kažkiek. Gerai, taip, ką aš ten sakiau, kad viršui galim sinusą išsikelt, ne? Tai sinus alfa, brūkšnys. Taip, ir tada kas lieka? Tai iš pirmojo nario lieka vienetas tada, o iš kito nario lieka -2 sinus kvadratu alfa. Ne, sinuso laipsnis sumažėjo vienetų. Nu, apačioje dar šitą palieku taip, kaip yra. Nu va, ir šitoje vietoje dabar, turbūt didžiausias klausimas, kur toliau nuo šito judėti. Ir šitoje vietoje, jeigu jūs užmestumėte akį į formulyną, kuris turėtų būti egzamine po ranka, tai pamatytumėt, kad yra toksai geras sąryšis formulyne. Vat sako, čia lengva. Nu, kaip kam jo, arba kažkam lengva, kažkam sunkiau. Taip, tai formulinė yra toksai dalykas. Ten parašyta, kad jeigu jūs turit 2 sinus kvadratu alfa, ir tai yra lygu 1 minus kosinus 2 alfa. O toksai dalykas yra formulinė, nemeluoju. Pačiam viršui. Tai kodėl mums čia jo nepanaudojus? Ir kaip jį panaudot? Žiūrėkit, jeigu mes šitą dalyką pasiemam, perkeliam į kitą pusę, tai grinai šitas. Ačiū labai už follow. Grinai šitas. Ir tuomet, jeigu šitą permesim į kitą pusę, nu tai ką turėsim? Ta formulė atrodys truputį kitaip. Bus kosinusas nuo 2 alfa lygu 1 minus 2 sinus kvadratu alfa. Nu va. Ačiū labai už tą pasakymą, kad gražiai išsilukštena. Labai smagu. Taip. Jo, gerai, tai va šitą dalyką pasikeičiam šituo ir tada, dėl ko aš neskubėjau keisti to kosinuso, dėl to, kad čia sinus alfa bus kart ir va šitą pasikeičiam į tą patį, ar ne, kosinus 2 alfa. Ties kliaustai čia galima įrašyti, galima nerašyti. Taip, ir čia kosinus 2 alfa ir kas čia dabar gero nutinka, išsiprastina šitie dalykai ir viskas, kas lieka, yra sinus alfa. Šiaip, jo, nežinau, pasižiūrėsiu, kur pareguliuoti tą garsą, nes įtariu taip, jo, aš gal gan tyliai galiu girdėtis, tada mane užsigarsinat gal ir tada kažkas pafollowina ir čia gali širdies smūgis ištikti. Va, tai, pasižiūrėsiu kitam kartui, jeigu nepamiršiu, kaip pareguliuoti tą garsą, dabar jau galvoju, gal kažkaip išsisuksim su to, kas yra. Taip, tai nuo sinus alfa mes nebeturim jau kur judėti, ko gero, vieno sinuso nebekeisim į nieką, tai turbūt reiktų parašyti atsakymą sinus alfa. Ok. Tai sveikinu visus išbuvusius iki paskutinės užduoties šiandien, tai yra 18 užduotis, kuris skamba taip, kvadratinė lygtis
štai tokia turi du skirtingus realiuosius sprendinius, tokį ir tokį, nu nemažai raidžių. Ir mums reikia išreikšti šitą reiškinuką per P ir Q. Jo, tą reikia padaryti. Jo, šiaip yra žmonių, kurie sako Q, yra žmonių, kurie sako Q, tai aš sakysiu Q. Nežinau, man taip paprašiau. Gerai. Ką daryti šiandien? Tikrai taip. Šiaip, nežinau, kiek man rodo žmonių, tai turbūt daugiausiai dabar negu kad buvo netgi visą laiką. Nežinau, šiaip tai labai malonu. Sveiki visi, by the way. Ok, vieto teorema. Vieto teorema. Man labai patinka šitas pasiūlymas. Jisai gerokai palengvina gyvenimą čia tą vieto teoremą. Galima ir be jos išspręsti. Jeigu nežinot, kas ta vieto teorema, velniop, galima ir be jos išspręsti. Bet jeigu žinot, tai tada bus daug paprasčiau. Norit spręsti be jos? Tikrai? Nu, galim ir be jos, jeigu norit. Bus daugiau tik tai reikalų. Kada sekanti pamoka vyks? Sekanti pamoka, ta prasme, jo, tai spręsim trečią dalį kitą kartą ir tas, kitą savaitę turbūt kažkada, nežinau, gal prisėsiu, galvoju, trečiadienį, gal jeigu nieko nenutiks neplanuoto, tai galimai trečiadienį vakare. Ir spėju, kad irgi kažkas gal apie, šiaip jo, apie 5, gal vėlgi, nežinau, ar tai nėra per anksti, bet vėliau jau man gal nelabai gaunasi. Pabandom vietą, parodyk man. Ok, tai buvo du dalykai, vienas su vieto teorema, kitas be vieto teoremos pasiūlymas spręsti. Tai įspręstim abiem būdais, gal ir galėsim skirstytis. Tai gerai, pirmas būdas su vieto teorema. Tai ką sako vieto teorema? Jis sako, kad kvadratinės lygties, tokios, kur čia yra vienetukas prieš x kvadratą, kaip ir yra pas mus, sprendiniai yra stipriai susiję su tos kvadratinės lygties koeficientais. Ok, trečiadienis tinka Dovydai. Ok. Taip, tai ir kaip yra susiję? Tai pagal vieto teoremą sprendinių sandauga yra lygi šitam koeficientui. Sprendinių sandauga yra lygi šitam koeficientui. Ta šiaip galima nesunkiai išvesti, nes jeigu jūs žinot sprendinius, ar ne, jeigu jūsų lygtis, kairėje pusė yra šitaip, ir jeigu jūs žinot sprendinius, tuos sprendinius galima išsiskaidyti tada dauginamaisiais, ne sprendinius, bet šitą reiškinį tokiu būdu. Ir tada jeigu jūs atsiskliaustumėt čia, pastebėtumėt, kad šitas yra toj pačioj vietoj kaip A ir B sandauga. Tai čia dar reikėtų atsiskliausti. Va, ir tada iš to mes turėtumėm, kad A kart B yra lygu tam Q, ne? Jo, čia vieto teorema, tas pavadinimas gal gali būti pasimiršęs. Jo, ir tada kas yra dar? Sprendinių suma, mūsų sprendiniai yra A ir B. Sprendinių suma yra tas pats kaip koeficientas prie x, tik tai su minuso ženklu, taigi čia būtų minus P. Va. Tai realiai šitą dalyką mes gaunam šitos du rezultatus iš vieto teoremos arba tiesiog susirinkę koeficientus. Ir dabar, ko mums reikia čionais? Mums reikia visą šitą dalyką išreikšti per tas P ir Q raides. Tai čia dar yra truputį ką veikti. Tai ką daryti toliau? Esam arti, ar ne? Tenai kvadratai yra kažkokie, ar ne? Šitoje vietoje yra kvadratai. Geras klausimas. Aš bandau sustoti toj vietoj, kur įdomiausia, kur yra kažkoks loginis žingsnis, kur mes turim padaryti kažką, nežinau, galbūt įdomesnio. Tai reikia mums iš kažkur pasidaryti tos kvadratus, ar ne? Čia yra realiai dabar mūsų dvi lygybės, du įrankiai kažkokie.
Tai jeigu mes norim pasidaryti, kad būtų a kvadratu plus b kvadratu, tai vienas iš būdų yra pasimti šitą lygybę ir jo, nors q kvadratu gal. Na, aš siūlyčiau va šitą lygybę antrą, tiesiog jo, pasikelt kvadratu. Vat antrą būtent šitą lygybę, nes tada vat iššoks būtent šitie nariai. Ne, vat jeigu mes pasiemam a plus b, kas yra minus p, ir keliam abi pusės kvadratu, mes gaunam naują teisingą lygybę, kuri atrodo tai bus a kvadratu, ne, plus 2ab, 2 kart dviguba sandauga, plus b kvadratas. Ir visa tai yra p kvadratu, ne? Minus p pakėlus kvadratu būtų p kvadratu. Ok, bet tai dar vėlgi nėra viskas, ne? Vat pažiūrėkit, čia pas mus yra šitas dalykas, o čia yra toksai dalykas. Kuo skiriasi, dvejetų trūksta, ne? Nu, pas mus, jeigu nebūtų dvejetų, būtų viskas. Tai ką čia galima padaryti? Nu, galima padaryti taip. Čianais yra realiai kairiai pusiai a kvadratu plus b kvadratu. Plus ir 2ab, tai čia yra tas pats kaip narį ab sudėti su nariu ab. Ne? Nu, realiai tas pats. Va, šitų dviejų suma yra 2ab. Tai šitoj vietoj galim prisiminti, kas yra tas ab ir mes turim. Ne? Vat ab yra per tą q raidę išreikšti. Ir artėjom prie pabaigos. Ir ne, vat vietoj vieno iš tų ab įsistatykim q raidę ir bus beveik viskas. Ne? Bus tada a kvadratu plus b kvadratu plus ab. Va tai, ką mums reikia išreikšti. Ir vietoj kito ab mes q įsirašom. Ir viskas, kas belieka, pasimti šitą narį ir perkelti į kitą pusę. Taigi, jo, tai gautųsi a kvadratu plus b kvadratu plus ab lygu p kvadratu minus q. Ir viskas, ne, va šitą reiškinį išreikš, sako, per p ir q, tai mes tą ir padarėm. Taigi, atsakyme būtų p kvadratu minus q kvadratu. Ir viskas. Tai va. Žadėjau dar išspręsti be vietų teoremos. Bandom? ar nebandom? Nu, galim bandyti. Nu gerai, bandom. Taip. Tai be vietų teoremos dabar. Dar vienas sprendimas. Tai jeigu, na, nenaudojam, gražus šis uždavinys. Jo, visai neblogas, tikrai toks. Yra apie ką pagalvoti, nėra, kad tiesiog viskas gaunasi iš karto, ar ne, vat pagal tą vietų teoremą. Reikia dar pavartyti tuos reiškinius truputį. Va, nu gerai, tai be vietų teoremos, ne, vat be vietų teoremos. Ką tada daryti? Tai natūralus žingsnis yra įsistatyti tiesiog sprendinius. Ar ne, jeigu mes turim lygties sprendinius, mes galim juos įsistatyti vietoj x ir gausim teisingą skaitinę lygybę. Ne? Tai viena lygybė būtų, kai x'as a, tai būtų a kvadratas plus p kart a plus q lygu 0. Ir kita lygybė būtų, kai b įsistatom vietoj x, o b kvadratas plus pb plus q lygu 0. Na vėlgi, dabar tokie rezultatai, kurie netokie patogus kaip iš vietų teoremos. Ne? Tai čia dar reikia gerai kažką pavartyti. Bet, na, iš čia galima bandyti gal išsireikšti kažkaip tai galbūt p. Jo, galima bandyti, tarkim, iš čia p išsireikšti ir kaip tą realizuoti. Tai jeigu mes atimtumėm, ne, bet iš šitos lygybės atimtumėm šitą, tai mes gautumėm naują teisingą lygybę, ar ne? Jeigu 3 lygu 3, 2 lygu 2, atimam atitinkamas pusės, gaunam 1 lygu 1, ne? Teisinga lygybė nauja. Tai čia būtų tada a kvadratu minus b kvadratu, būtų plus pa minus pb, ne, vat atimu atitinkamai, o atiminėjau dėl to, kad šitie išsiprastintų, kai atiminėjama, ne? Ir lygu 0 minus 0 yra 0, tiesa? Tai va. Dabar čianais galima ką padaryti? Galima šitoje vietoj p išsikelt prie skliaustus, ne? Vat čia tada bus a minus b lygu 0. Ir artėjom po truputį link p išreiškimo. Tai
šitoje vietoje čia yra kvadratų skirtumas. Kvadratų skirtumą visada galima išsiskaidyti kokiu būdu. Galima pasirašyti a minus b kart a plus b, tai yra visiškai tas pats kaip šitas dalykas, jeigu atsiskliausim. Nu ir kol kas perrašau dar šitą, ne? Šitoje vietoje, kad būtų truputį paprasčiau, mes galim sakyti, ok, padalinkim abi pusės iš a minus b. Kodėl mes galim dalinti? Jeigu a minus b netyčia būtų nulis, tai būtų problemų. Bet kadangi pasakyta, kad pas mus yra du skirtingi realieji sprendiniai a ir b, tai vadinasi a minus b, na tikrai nebus nulis, ne, nes jie skirtingi. Tai dėl to ramės sąžinę galim dalinti ir lieka a plus b plus p lygu nulis. Ir iš čianais gaunam, kad a plus b lygu minus p. Ne? Tai, ką turėjom pagal vieto teoremą iš karto praktiškai. Va, tai turim šitą ir tada dar klausimas, iš kur tą q paimti. Tai q galima paimti kaip? Na, galima pasinaudoti kažkuriuo iš rezultatų, kuriuos mes jau turime. Pavyzdžiui, na, vat kažkurią lygybę. Čia, va, tarkim, šitą galim pasimti. Ir taip. Aš gal ką dar padarysiu, aš p išsireikšiu vardan patogumo, tai p būtų minus a minus b, ne? Ir tada va tą p įsistatykime čia vietoj p ir gausim q ir tada bus viskas tas pats jau kaip žinant vieto teoremą, tiesa. Tai šitoje vietoje tada darau taip. Bus a kvadratas, tada vietoj p įsistatoma, ne? Tai čia būtų minus a minus b kart a plus q lygu nulis. Aišku, na, atsiskliaustim, nėra čia daugiau ką veikti, tai būtų minus ab plus q lygu 0. Na, šitie išsiprastina ir q lygu ab. Na ir nuo šitos vietos viskas tas pats kaip su vieto teorema. Ne, va, turim šitą, tai iš esmės turim vieto teoremos rezultatą ir toliau viskas tas pats. Tai va. Gerai, nežinau, tai turbūt šitoje vietoje tada ir pabaigsiu streamą, tai ačiū labai jums visiems. Dar jeigu norit kažkas pasakyti, kaip jums, pavyzdžiui, ta antroji dalis pasirodė, ar nežinau, ar sunkesnė, ar lengva, buvo tokių įdomių pastebėjimų, kad išvestinių daug, kad na, dinozauriukas sakė, kad reikia cancelint skritulius. Šaunus vyrutis, tikrai, aš nežinau, ar supratau tiksliai, ką turite omeny. Labai malonus comeback'as buvo viso. Ačiū labai. Aš labai stengiuosi, nežinau, kaip pavyko. Tvarkoj, gerai, tai laikykitės tuomet, nesirkit ir susimatom galimai kitą savaitę ir spręsim trečią dalį to paties egzamino ir iš karto bandau užbuildupinti intrigą kažkokią, tai bus reikalų tenai. Ten yra ką veikti, įrodymų, uždavinių visokių, ten rimti dalykai. Tai verta pasijungti. Ir jeigu mūsų nefollowinat dar, tai kaip norit, galite ir nefollowin, bet jeigu nesunku, galite ir paspausti follow. Tik tai žinokit, kad bus daug garso, jeigu tą padarysit. Gerai.